Labas. Nauja diena, naujas nereklamuojamas daiktas. Kaunas, Tauro vartai. Ir šiek tiek apie aplinką. Privati, gražiai sutvarkyta teritorija, patekimas pro šlagbaumą. Kitokia architektūra. Vienas kampas, antras kampas. Turime per sieną tik tai vieną kaimyną. Ir pilnai įrengtas daiktas, 80 kvadratų. Einam parodysiu. Vietinės grindys, medinės duris, gražiai, visur su medžiu apklijuota. Čia mes turime vieną patalpą skalbyklę, džiovyklę, antra patalpa drabužinė. Grindinis šildymas, priklauso kiemukas. Kiemuko šiandien dar nerodysiu, nes žulytė keliauja specialiai iš Dubajaus, tai kitose videose jau bus ir galėsiu kitose videose parodyti ir kiemuką. Taip, tai svetainė, virtuvė zona, kavos aparatas mėlė, buitinė technika mėlė. Antrame aukšte mes turėsime 3 miegamuosius ir vonios kambarį. Pažiūrėkime, medinį gražų praeitį. Oi, užduriu. Taip, tai tėvų miegamasis. Vaikų kambarys. Dar vienas miegamasis. Šiuo metu sporto kambarys. Dar vonė parodė, kokia graži. Taip, tai primenu, kad šioje paskyroje jūs randate nereklamuojamus daiktus ir šitas daiktas dar niekur nėra skelbiamas. Būkit patys pirmi. Atvažiuokite, paskambinkite ir parodysiu viską gyvai. Ačiū Jums ir iki.